Dovilė, tai šį kartą nepasisekė patekti į finalą, kaip sekėsi ir kaip vertini pasirodymą? Dabar nuskambės gal truputį taip keistai, bet vertinu gerai, nes buvau traumuota, prieš 2 savaitės buvau susitraumavus. Tad negalėjau normaliai treniruotis, turėjau daryti alternatyvės treniruotės su treneriu. Tai ačiū Dievui, jokio skausmo nejaučiu, tai jaučiuosi pozityviai. O kas buvo nutikę, jeigu nepaslaptis? Po varžybų Izraelį, kelias dienas po jaučiau didelį nuovargį, nes dalyvau varžybos po varžybų. Kaip žinom, turim visi sportininkai spaudimą patekti į Paryžių ir panašiai, tai rinkti taškus. Ir grįžus iš Izraelio po kelių dienų dariau sprintą treniruotę ir pasitempiau galinį raumenį, gan stipriai. Tai paskutinės 2 savaitės aš turėjau daryti su treneriu alternatyvės treniruotės ir ruoštis kaip galiu. Tai džiaugiuosi, kad atlaikiau trišuolį, nes paskutinį kartą šokau per paskutinės varžybas. Tai Liepos mėnesį daro atrankai į olimpinės žaidynes, ar dar planuoji startus iki Liepos? Planuoju, jo. Planuoju. Turėsiu dar tikriausiai 2 startus ir Lietuvos čempionatą. Tai va. Tai svarbu kojas atlaikytų. O kokie šansai olimpinės patekti dabar šiai dienai yra? Nežinau, reiktų pasižiūrėti atrankos sistemą. Manau, kad visai neblogai. Tai jeigu viskas toliau klostysis neblogai, kaip po šitų varžybų, tai manau pozityviai. Bet ar nėra apmaudu, kad visos 3 mūsų sportininkai nepateko niekas į finalą? Jo, tikrai yra apmaudu, nes 3 trišuolininkės, 3 šansai, 3 šuoliai, daugiau nei 9 šuoliai. Tai apmaudu, kad nepateko nei viena, aš nežiūrėjau. Visos 3 išsirikiavot vieną paskui kitą. Visų tikriausiai istorija skirtinga. Aš šiuo momentu jaučiuosi stipriai, tik 2 kartus jau šokau šiemet virš 14 metrų, tai nebuvo man kažkoks, atrodo, nepasiekiamas dalykas tas finalas. Tai tiesiog tikriausiai trauma ne laiku ir ne vietoj.